Tai sveiki, mėly žiūrovai, būsimi ar esami enduristai. Šiandien turime ganėtinai ne visai vasarišką dieną, labai vėjuota, visą dieną lyjo, bet pragiedrėjo, turim saulę. Esam natūralioj CRF aplinkoj, miške. Iš tikrųjų labai daug grybautojų, jie patys kaip grybai išdygo po lietaus čia. Matyt, ne tik lietus neatbaido ne tik enduristų, bet ir grybautojų. Taigi, šiandien nusprendžiu jums pakurt Honda CRF 250L apžvalgą. Šiuo atveju mes turim M modelį. Kuom skiriasi M modelis nuo L modelio? L turi 21 ir 18 ratus, kurie yra pripažinti kaip standartas rimtam endurinimui. O M modelis turi 17 tiek priekį ir gale. Taip pat skiriasi važiuoklė. M modelis, dar kitaip Supermoto šitas modelis yra sukurtas. Taip pat skiriasi važiuoklė. Ant šito modelio yra stipresnė važiuoklė, kietesnė spiroklė. Šakės yra tik vienas spiroklė ir jinai yra kietesnė. Ir stipresnių galinių amortizatorių bei didesnių diskų geresniais stabdžiais priekyje. Taigi, o kokie būtų privalumai ar minusai šitų modelių? Taip, ant 250L galinis amortizatorius, kiek apžvalgų pažiūrėsite, visi sako, kad yra per minkštas. Jeigu jį paimtum ir va taip su ranka, tai jisai būtų žymiai, jis taip kaip šokinėtų, kaip žinot, ant tos lazdos. O čia taip nėra. Čia yra jau tikrai pakankamai geras amortizatorius gale. Tačiau prarandat 21 ratą priekyje. Ar dėl to turėtumėt nepirkt, jeigu skelbimuose atrastumėt va šitą M modelį? Nors jų labai retai pasitaiko, jų labai mažai, bet ar turėtumėt pasibaidyti ir nepirkt vien dėl to? Priešingai. Aš su šito motociklu pats jau atvažinėjau bent jau 2000 ir manau, kadangi čia yra pradedančiojo motociklas. 21 rato privalumas yra tas, kad su juo yra lengviau perlipti kokius nors, tai žinot, rastus ar ne. Bet tu nelaipysi per tos rastus. Tai nėra smagu. Šitas motociklas neturi tiek galios, kad galėtum pakelt vienkį ir prašok pro tą ratą. Tu to nedarysi. Tačiau tu gausi netgi 3 privalumus. Vienas dalykas, jog mažesnis ratas, lengviau sukinėjęs vairas. Man jisai patinka, kaip jisai sukinėjęs, jis toks lengvutis, su juo taip pat yra malonu visai važiuoti asfaltu. Kitas dalykas, jog ta padanga turi daug daugiau mėsos, tokia didesnė spurga ir yra mažesnė tikimybė, kad jūs ją pradursite, jeigu atsitrenksite kažką labai aštraus. Trečias dalykas, jog jums užtenka vienos kameros abiems ratams. Irgi šioks toks privalumas, jeigu jau taip nutiktų, kad jums nuleistų. Bet man dar taip nėra buvę, nėra pasitaikę. Na ir toks kaip bonus privalumas, kad visada jį galit konvertuoti, užsidėti strytinės padangas ir naudoti kaip Supermoto. Tai aš netgi sakyčiau, kad galbūt privalumas. Jau yra geriau paaukoti priekinį. Aš labai tikiuosi, kad tas vėjas mums negadina garso kokybės, bet ką padarysit. Taip, tai aš verčiau paaukočiau priekinį ratą negu galinio amortizatorių. Nes galinio amortizatorių, jeigu sveria daugiau negu 70, greičiausiai, kad pajusit, kad jisai biški per minkštas šokinėja. Ir gal iš pradžių nepajusit, bet kai pradėsit šitą motociklą spaust jau link jo galimybių, kai jau šiek tiek pasijusit drąsesni, įgusit, jau tada tikrai pamatysit tą skirtumą ir jau užsinorėsit stipresnio galinio amortizatoriaus. Spiruoklę pakeist neužtenka, nes aš dalyvau vienam iš renginių ir pas žmogų buvo, jisai pasikeitė tą spiruoklę ir aš taip pat priėjau, paspaudžiau ir žiūriu, kad nieko gero. Tai visgi tenka tada atgailėti ir pirkti ISS amortizatorių, kuris kainuoja virš 300 eurų. Taigi, tokie pagrindiniai skirtumai tarp M ir L modelio. Abu geri, pirkit nedvejodami, jeigu tik tais gaunat kainą. Taip,
Sekantis dalykas, apie ką noriu pašnekėti. Nu, tas vėjas čia biškį įsijaučia. Einu pasislėpti tarp medžių, tikėkimės, mažiau bus to vėjo, mažiau pūs. Kažkiek geriau. Taip, apie ką noriu pašnekėti. Kodėl šitas motociklas yra pats geriausias ir realiai vienintelis pasirinkimas pradedančiam. Nes praktiškai nėra rinkoje tokių motociklų kaip šis, kad būtų įpurškimas, kad būtų enduro motociklas su įpurškimu ir nevalandinis, praktiškai nėra. Kokie yra šio motociklo tiesioginiai konkurentai? Tai būtų Kawasaki KLX 250, kurio Lietuvoje net nėra pirkti ir praktiškai jų į metus gal koks vienas tik atsiranda, neegzistuojantis praktiškai. Ir esu vairavęs ir man nepatiko. Kawasakis, Yamaha ir Honda yra kokybiškiausi. Kawasakis visą laiką atsilieka. Tai jų nėra, neegzistuoja. Taip pat, kaip ir egzistuoja toksai Yamaha VR 250. Jisai iš tikrųjų yra pradininkas to, nes jisai išėjo 2008 metais, o CRF Honda sukūrė 2012. Bet Yamaha persistengė, panaudojo geresnius komponentus, jisai viskuom realiai yra geresnis, važiuoklė, reguliuojama taip toliau, bet jis buvo brangesnis ir 20 berods ar 21 metais nustojo jį gaminti ir aišku Lietuvoje jo kaip ir niekad ir nebuvo galima nusipirkti ir jų praktiškai į metus irgi tik keli atsiranda ir koks jo minusas, kad jeigu ir už padorę kainą rastumėt, jog jisai yra aukštas. Ten yra sėdynė 9,30, čia yra 8,75. Taip, pamiršau paminėti, kad M versija greičiausiai dėl savo ratų skersmens yra šiek keliais centimetrais žemesnė sėdynė. Taip pat aš čia esu įdėjęs žeminantį kaulą, tai aš būdamas 1,76 m, aišku, čia dabar esam ant smėlio, bet net ir ant lygaus ir tvirto pagrindo aš pilnai siekiu abiem padais žemę. Tai šitas motociklas yra pats draugiškiausias sėdynės ūgio atžvilgiu. Tai realiai mūsų rinkoje, apart šito, ką turim, tai turim Suzuki DR400. Bet kodėl aš nerekomenduočiau ir kodėl vis tiek CRF išlieka pačiu geriausiu pradedančio motociklu, nes ten tas motociklas vienas dalykas yra aukštas, kaip ir Yamaha, 9,30 m, o gal net ir daugiau. Tai iki 1,80 m tai vos ten siek žemę, o pradedant endurintų jauties daug tvirčiau, stabiliau, kai tu gali siekti tą žemę, nes kitu atveju tu krisi. Tas motociklas yra brangus, nes jis kainuoja praktiškai tiek pat, gal kažkiek pigiau negu CRF-as. Jis yra karburatorinis. Aš esu matęs 2015 metų CRF L versiją su 11 000 ridos. Ir ten pirktas buvo naujas ir važinėjo žmona, po to kažkiek važinėjo dukra, ir galiausiai aš pamačiau tą motociklą skelbimuose ir buvau apžiūrėti. Tai žinokit, nors ir motociklas tik 9 metų senumo ir 11 000 ridos, bet kaip jisai atrodė. Šitos ausis nulūžę, posūkiai nulūžę, vairas kreivas, plastikai, ten, tikrai jau jie ten ne visi, bet buvo sulaužyti. Šitas tikrai buvo sulaužytas, stipriai subraižyti, sėdynė suplyšus. Žodžiu, ir dar negana to jis dar buvo laikomas. Prisiminiau. Čia dar buvo klijuota, žodžiu, tais šalta svarkė. Gan baisiai atrodė. Ir dar negana to buvo laikomas lauke ir dar parūdijęs. Tai čia, sakykime, 10 metų motociklas. O Suzuki DR-ai, jie kaip minimum būna 20 metų senumo. Ir jie yra galingesni, ir sunkesni, ir aukštesni, tai patys pagalvokit. Tikrai, net ne tema yra kalbėti. Gal kaip antrą, kai jau esi pažengęs, ar esi biškai aukštesnis ir labiau pavalgęs, gal ir galima. Aišku, dar neprašal, jeigu mokėtum krapštyti, nes žinai, vis tiek senas motociklas, karburatorius, taip toliau. Gal kaip antrą. O daugiau kas belieka.
Gal atsiras komentaruose tokių, kurie sakys, aš su savo Transalpu ar ten seną Afriką, aš tau parodyčiau, kaip reikia endurint. Tvarkoju, bet prisiminkit, mes šnekam apie pirmą pradedančiojo motociklą. Kainos atžvilgių, taip, turbūt pats pigiausias, toks kaip enduro klasės motociklas, ar motociklas, su kurio bent jau būtų galima endurint, tai būtų Transalpas. Jų yra be galo daug, visą laiką jų skelbimuose yra ir jų galima tikrai rasti gan tvarkingų, paieškojus iki 1500, kas būtų per pus pigiau negu CRF. Bet tai yra, kaip aš sakau, sunki karvė, važiuoklė ten yra per minkšta, motociklas yra šiek tiek aukštesnis, bet dar tas aukštis dar nieko, bet tas sunkumas. Pavyzdžiui, šitais smėlynais važiuoti su juo yra tiesiog mėto tą priekį neįmanoma. Mano draugas, šis sezonas yra mano pirmas ir aš pradėjau su šito motociklu CRF. Mano draugas pradėjo su Transalpu ir aš tikrai nekartą matęs, kaip jisai važiuoja priešais mane ir krenta. Ir yra vieną kartą tokiais smėlynais dar didesniais nukritęs ir nukrito taip užvirto ant jo, kad jis negalėjo atsikelt, ta prasme, jis pats vienas, jeigu būtų buvęs, jis nebūtų galėjęs nieko padaryti. Todėl tikrai tai yra nepradedančio motociklas. Ir grįžtam, kad CRF'as vis dėlto, kaip besamprotautume, yra pats geriausias pirmas motociklas. Gerai, dar tada grįžtam prie specifikacijų. 17 kW abiejose modeliuose, tiek M, tiek L. Mepas nieks ten nesiskiria, kiek esu vairavęs abu, nemanau, kad ten kažkas skirias. Tai kaip ir sakiau, skirias tik ratai ir važiuoklė. Nu ir stabdžiai, bet stabdžiai tie priekiniai, o taip su tais karpais ne kažką čia, žinot, stabdo. Čiuožia ir tiek. Taip, top speedas yra 120 teorinis, bet realus 100-110. 120 tai čia priklauso pavėjui prieš vėją, nuo kalne į kalne. Tai sakykim, kad saugiai taip visą laiką pasieksit bent jau 110. Fūrą prireikus aplenksit. Bet tada priklausomai nuo jūsų priekinės padangos, tas nestabilumas. Tai kartais būna važiuojant 110, pradeda labai purtyti vairą, tenka nusimest. Taigi, sakykim, 100 yra saugus, stabilus šito motociklo greitis. Kuro sąnaudos dažniausia man bent jau, tai apie 4 litrai. Nes aš visą laiką tiek autostradai tu laikai dugną, tiek endurinant laikai dugną esi žemuose pavaruose, tai apie 4 litrus. Taip, tai manau apkalbėjom priežastis, kodėl tai yra geriausias motociklas pradedančiam, apie specifikacijas, skirtumus tarp L ir M modelio, palyginom su kitais, tai ką belieka ištestuoti ir pasakysiu jums savo galutinę nuomonę. Šnekant apie patikimumą, šitą motociklo variklio resursą, tai variklis laiko apie kažkas 50-60 tūkstančių, kol po to kažkas nutinka su galva, kiek esu matęs. Gal dėl to, kad nereguliuoja nieks vožtuvų ir vožtuvai perdega ar kažkas tokio. Bet žodžiu, tai nebūna katastrofinė, variklio išmes nereikia, paremontuoji tą galvą, toliau važiuoji. Tai realiai variklis gali laikyti net ir 80 tūkstančių ir daugiau. Bet tai nėra kelioninis motociklas, tų kilometrų tiek tu neprisuksi. Miškais važiuojant iš vis tie kilometrai nesisuka. Taip, ergonomija, sėdėsena yra patogi, nes sėdi kaip ant kėdės, 90 laipsnių kampu beveik kojos. Gali, jeigu nori, atsilošti atgal. Aišku, čia yra šitas šniūras, jeigu nežinot, skirtas tam, kad, tarkim, turi keleivis, turi kažko laikytis. Čia gamykliškai, tiesiog taip, jeigu nėra rankenų, turi būti kažkokia rankena, tai va tas šniūras. Bet kas su juo blogai, kad ant jo tu čiuožinėji ir ant jo sėdi ir tu jauti ir nėra gerai. Aišku, jį galėtum nusimt, bet kartais patogu už jos ir pagriebt, kai jį reikia atkelt. Tai važiuojam, pasivažinėjam ir pašnekam apie patį motociklą. Atsistot ant jo yra labai malonu. Čia yra aftermarket vairas, taigi nežinau, kaip jaustus ir būtų originalus. Taip, būtų gerai ras kokį tais keliuką. Taip, tai atsistojus būtų yra labai malonu. Pirmas bėgis yra ganėtinai trumpas.
Taip, grįžkim gal į Žvyrą, pašnekėsim, koks jausmas važiuoti Žvyru. O taip, čia yra jos stichija. Jeigu dabar būtume su Transalpu kokiu, tai jau būtume nukritę. Tiesiog vienas malonumas važinėti tokiais vingiuotais kalniukais keliais. Kiek aš esu važiavęs, nėra man nė karto, nesvarbu kaip greit ar kokią aštrią duobę būčiau važiavęs, dugnavus priekinę šakę. Traukos sočiai užtenka, 100 renka tikrai puikiai. Nežinau, ar mane gerai girdėsit, bet va, važiuojam 80, tiesiog plaukia, viskas tvarkoj, važiuojam maloniai. Žvyru važiuoti daugiau ir nereikia. 90, 100 max ir to yra per akis. Specialiai va, važiuojam nelygumais, atsistojam, sugeria, jokios dramos. Aš tad nežinau, ar verta važiuoti į asfaltą. Asfaltą tiesiog neįdomu. Daugiau kažką labai super duper pasakyti aš labai negaliu. Apart to, kad tai yra puikus motociklas ir tai yra pats geriausias enduro pasirinkimas, kurio jums užteks ne vienam ir ne 2 sezonam. Jo taip lengvai neišauksi ir sakau, nelabai net yra į ką išaukti, nebent jau į valandinį motociklą. Bet klausimas, ar jūs tokią norėsit perinkinėti variklį, tada belieka nebent koksai Suzuki DR400, tai tik nebent. Bet aš, kai sakau, kai pagalvoju apie tai, koks jisai senas ir kaip jie yra sudrožti ir baisus, ir tas aukštis, tas ūgis nėra labai draugiškas. Nu, tiesiog puiku. Čia yra vienas sunkiausių kelių, kokių dangų, kokių važiuotumėt su šito motociklu. Nu ir tiesiog puikiai. Ar čia 21 ratas jums labiau gelbėtų? Aš nemanau, kad čia yra aplamai reikšmės dėl to. Važiuojam va smėliu. Aišku, ne pačiu biriausiu ir jis dar ganėtinai šlapias. Nu, bet tiesiog tas pats, kas žemę važiuotume. Trumpai tariant, man motociklas labai patinka, jis yra geras ir jis yra pats geriausias pasirinkimas pradedančiam. Tai būtų tiek ir ką, susitiksim per kitus video.